Šiandien lankotės sprogmenų neutralizavimo kuopoj, a.k.a. išminuotojus. Tai aš esu kapitonas Domas Laukaitis, sprogmenų neutralizavimo kuopos vadas. Noriu iš karto paminėti, kad be galo didžiuojuosi užimdama šitas pareigas. Iš principo esu pirmiausia išminuotojas ir specialistas, o tik paskui karininkas. Tai visas pokalbis, ką dabar mes darysim, tai yra apie tai, kaip žmonės Lietuvoje kariuomenė kariauja su sprogmenimis, kurių mes turime krūvas. Tai jeigu labai grubiai iš pradžių apie kuopą, tai viskas yra labai paprasta. Sprogmenų neutralizavimo kuopa yra pati geriausia Lietuvos kariuomenė ir yra viena sprogmenų neutralizavimo kuopa. Turim sprogmenų neutralizavimo kuopoj 3 būrius. Pirmas būrys dislokuotas yra Kaune, jis yra budėjimo būrys, jis yra atsakingas už įvairiausius budėjimus ir iškvietimus Kauno rajone ir Kauno regione. Turim antrą sprogmenų neutralizavimo būrį, kuris yra išmėtytas po visą Lietuvos Respublikos teritoriją, tam, kad galėtume efektyviai reaguoti į iškvietimus iškilusius skirtingose Lietuvos Respublikos vietose. Ir turime trečią sprogmenų neutralizavimo būrį, kuris iš principo yra išdėstytas Lietuvos kariuomenės poligonuose didžiausiuose 4. Tai yra tam, todėl kad be to, kad turime dirbti su standartiniais sprogmenimis improvizuotais ir reaguoti į iškvietimus, mes dar turime ir paremti visus mūsų sąjungininkus, kurie mūsų kariuomenės poligonuose šaudo gyvais sprogmenimis, mėto granatas ar daro kitus dalykus, kur reikia paramos, nes ne visada tie dalykai suveikia ir kai jie eina atgal, kažkas turi eiti į priekį, tai tie, kurie eina į priekį, mes ir esame išminuotojai. Ir labai tikimės, kad po šitos šaltos žiemos, kadangi buvo gilus įšalas, o mūsų senoliai išminuotojai sako, kad jeigu gilus įšalas, tai jisai išeidamas į žemės kelia tiek akmenis, tiek kitus objektus į viršų, tai labai tikimės audringo ir ugningo mūsų sezono. Sezonas greičiausiai prasidės kitą mėnesį. Ir vėlgi, kaip kiekvienais metais, manau, turėsim nuo 800 iki 1500 iškvietimų per metus ir sunaikinsim nuo kokių 4000 iki 40 000 vienetų, labai priklauso nuo iškvietimų dydžio ir tų mūsų radinių stambumų. Tai realiai kiekvieną dieną Lietuvoje budi 6 komandos, komandą sudaro 2 žmonės ir reaguojame, turėdami tas komandas į įvairius iškvietimus, į gautą informaciją apie rastus sprogmenis ir tai per metus susirenkam savo iškvietimus, bei tos skaičius, kuriuos aš jums paminėjau. Tai turim sunkųjį robotą Teodorą, turim lengvąjį robotą Pekbotą, vieną naudojam užduotim, kitą naudojam irgi užduotim, bet daugiau žvalgybom, todėl kad tos vietos, kuriuose būna randami sprogmenys, būna skirtingo dydžio, skirtingas privažiavimas. Tai mūsų būtent specialistai turi galimybę pasirinkti, kurį robotą jie nori naudoti, kurį robotą jie gali naudoti. Tai tiek sunkusis robotas, tiek lengvasis robotas yra valdomi planšetėmis. Sunkusis robotas gali būti valdomas ryšiu, gali būti valdomas laidu, labai priklauso nuo tos vietos, kur yra mūsų situacija ir mūsų incidentas. Taip pat naudojam dronus. Drono pagrindinė paskirtis yra žvalgyba. Todėl, kad visada viskas yra labai paprasta. Kur yra pavojinga, mes visada stengiamės kaip nors apeiti, apsukti situaciją taip, kad mums tenais reikėtų kuo mažiau būti. Todėl, kad tos plieno bitės, kurios skraido nuo sprogimų, kanda pakankamai skaudžiai. Ir išminuotojai visada stengiamės laikytis kažkokios tai pagarbios distancijos nuo sprogmens. Tai jeigu kalbėtumėm apie improvizuotus užtaisus, tai improvizuotuose užtaisuose viskas daugiau mažiau yra namų gamybos sąlygomis padaryta, tiek inicijavimo priemonės, tiek pagrindinis užtaisas. Pagrindiniam užtaisui, aišku, galima būtų panaudoti ir įvairiausius standartinius sprogmenis, bet labai neretai tai būna pagaminta namuose. Ką tai sako? Kad tai yra be galo nenuspėjamas dalykas, todėl kad jeigu mes sprogmenis, kurie yra pagaminti gamyklose, galime turėti jų charakteristikas, bent jau įsivaizduoti, kiek jie gali mums padaryti žalos, tai kalbant apie namų gamybos sprogmenis, mes to dalyko negalim padaryti, mes to negalim nuspręsti ir tokiais atvejais jau tada tik tai gelbsti kariškas išminuotojų sumanumas ir atstumas, kurį mums būtent ir suteikia tiek robotai, didysis, mažasis, tiek išminuotojų kostiumas, tiek dronai kažkokie ir visi kiti dalykai. Tai, ką matau čia, ieškiklis magnetometras, tai yra mūsų kairė ir dešinė ranka, be jų niekaip realiai. Mūsų pagrindinė veikla, kas liečia standartinius sprogmenis, tai yra NSSN, tai vadinamas neplaninis standartinių sprogmenų neutralizavimas, kurį mes vykdom gavę įvairiausius iškvietimus apie Lietuvos Respublikos teritorijoje rastus sprogmenis, arba planinis standartinių sprogmenų neutralizavimas,
kas yra teritorijų valymas nuo po karo likusių sprogmenų. Tai būtent šituos dalykus, tai yra magnetometrą ir minų ieškiklį mes ir naudojam teritorijų valymui. Tai šitų dalykų nuo praktiškai šiltojo metų periodo pradžios iki pačios pabaigos, jeigu žiemos nėra, tai paskutiniais metais jau mūsų PSSN planą pabaigdavo tiesiog metų pabaiga. Nesustodavom, nes būdavo įmanoma daryti tą PSSN, žemė nebūdavo įšalus, tai baigdavosi metai, baigdavosi mūsų planas ir tada laukdavom kitų metų planų. Taip. Rentgeno aparatai. Rentgeno aparatai yra priskiriami prie improvizuotų sprogmenų. Čia yra tam, kad galėtume pasižiūrėti, kas yra improvizuotos sprogmens viduje, kaip išvedžioti laidai, kokios yra schemos ir visi kiti dalykai. Su standartiniais sprogmenim šitas dalykas yra mažiau naudojamas, todėl kad daugiau mažiau, kaip ir minėjau, turime brėžinius tų sprogmenų ir nėra tikslo daryti kažkokias rentgeno nuotraukas, todėl kad kam daryti rentgeno nuotrauką, kada tu turi brėžinį. Kaip ir nėra kažkokio tikslo. Tai yra konteineris. Konteineris yra skirtas vežioti detonatoriam. Kodėl reikalingas toksai konteineris, kodėl jisai toksai masyvus? Todėl, kad detonatoriai iš principų yra pakankamai piktas dalykas, juose yra didelio jautrumo, sprogstamosios medžiagos. Mes juos stengiamės vežiotis labai pagarbiai ir kadangi tai yra jautriausia inicijavimo sistemos dalis, tai stengiamės padaryti taip, kad jinai būtų padėta pagarbiai ir nesužalotų nei mūsų kolegų. Ta, ką turime čia, tai turime reaktyvinius raktus ir turime patrankėlę. Kam tai yra skirta? Pats pikčiausias dalykas sviedinyje arba pats kompleksiškiausias dalykas sviedinyje arba kitoje amunicijoje yra sprogdiklis. Realiai visą pavojingumą iš principo ir apibendrina sprogdiklio būklė, jo rūšis ir visi kiti dalykai. Tai natūralu, jeigu mes kažką randam ir galim gabenti, yra saugu gabenti, tai mes visada stengiamės išgabenti į saugią vietą, poligoną arba kitą teritoriją, kur detonacija nepadarytų jokios žalos, bet būna labai dažnai tokių situacijų, kada mes randam kažkokį tai standartinį sprogmenį ir negalime jo nei sprogdinti vietoje, nes tai padarytų didelės žalos aplinkiniams, nei galime kažkur išvežti, kadangi sprogdiklio visos saugos yra nusiėmę ir tą sprogmenį judinti yra labai komplikuota. Sprogdiklio konstrukcija leidžia brėžiniai arba saugios neutralizavimo procedūros, tai mes galime pasinaudodami šitais raktais išsukti sprogdiklius iš standartinio sprogmens. Viskas vyksta labai paprastai. Tai realiai turime du raktus, todėl kad tai yra skirtingos žiaunos. Vienos žiaunos yra konusiniam sprogdikliui, kuris yra maždaug tokios formos. Ir tada turim žiaunas, kurios yra skirtos ritininiam sprogdikliui, kuris tiesiog yra kaip ritinys. Įsideda du piropatronai. Tie piropatronai atrodo labai panašiai kaip Browningo šoviniai, tiesiog nėra kulkų, kurie yra inicijuojami laidais arba elektros impulsu. Ir užsukus ant sprogdiklio šitas žiaunas yra įvykdoma iniciacija tų dviejų šaudmenų ir tada vyksta sukimas, pagaunamas momentas ir tas sprogdiklis yra pašalinamas iš sviedinio. Ko pasekoje mes sprogdiklį galim sunaikinti vietoje, o sviedinį išsivežti ir sunaikinti ten, kur yra saugu. Tai taip palengvinam stipriai savo situaciją. Patrankėlė. Patrankėlė yra labai kompleksinis dalykas, galima naudoti iš tikrųjų tiek improvizuotiem sprogmenim, tiek standartiniam sprogmenim. Jeigu kalbėtume apie standartinius sprogmenis, apie ką mes dabar aišku ir kalbam, tai pagrindinis dalykas yra sprogdiklio atakavimas. Tai sprogdiklyje, didžiojoje dalyje sprogdiklių, jeigu kalbam apie sviedinius ir minosvaidžio minas, tai yra daugiau mažiau klasikinė konstrukcija, kur yra kapsulė, distanciniai spyruokliai ir skiltuvas su svareliu. Tai šitos patrankos pagalba mes galėtumėm pabandyti atskirti skiltuvą nuo kapsulės. Jeigu nėra skiltuvo, vadinasi, nėra kam atsitrenkti į kapsulę, nėra kam inicijuoti sprogimų. Tai būtent šitą patranką pasinaudojus, ją pastačius tam tikru kampu ir panaudojus kulką, jinai gali būti plasmasinė, gali būti metalinė, gali būti aštri, gali būti buka. Priklauso nuo specialisto poreikio, brėžinio ir saugių neutralizavimo procedūrų. Galim pastatyti tam tikrų kampu pagal duotus brėžinius ir pabandyti tai padaryti, ką aš jau minėjau, atskirti skiltuvą nuo kapsulės. Turim du įdomesnius skyrius. Tai turim K9 skyrių, kurie dirba su šunimis ir turim skyrių, kuris dirba po vandeniu. Kadangi viskas, kas yra jūroje, yra priskirta karinėms jūrų pajėgoms ir ten dirba PVK šaunūs išminuotojai,
tai mums yra priskirti vidaus vandenys, tai yra vidaus upės ežerai ir yra kaip ir tokia tradicinė linija, tai yra mūsų paplūdimys. Kas viskas, kas yra jūroje, yra ponų iš povandeninių veiksmų komandos, kas yra sausumoje, yra mūsų. Tai ryšim su tuo, kad pakankamai nemažai iškvietimų per metus lyginai gauname kažkokiuose upėse, narai randa arba kažkokiuose tai ežeruose. Tai turim pas save povandeninių narų komandą, kurie mums padeda tos dalykus tvarkyti. Tai yra narai, kurie ne tik išminuotojai, bet dar ir sugeba tuos dalykus daryti šaltų protų po vandeniu. Tai, ką matote čia, yra jų įranga, žinoma, kvėpavimo balionai, įvairūs ieškikliai. Tie ieškikliai yra vandeniui atsparūs, labai stiprūs prožektoriai, pasišvietimo įranga ir sausi šlapi kostiumai, lastai, visi kiti dalykai, balionai, kuriais pasirišus galima būtų iškelti kažkokios tai standartinius sprogmenis iš vandens dugno. Nebereikalų yra sakoma lietuvių liaudį, kad visi galai į vandenį, tai dažniausiai jeigu žmonės seniau norėdavo kažką paslėpti, arba dabar jeigu nori kažką paslėpti, tai įmetus daiktą į kažkokią tai ar tai balą, ar tai vandens telkinį, tikrai didelė tikimybė, kad jo niekas neras. Bet jeigu randa, turime 100% galimybę tai sutvarkyti.